Sveikučiai, vaikučiai. Šiandieną reportažas prasidės šiek tiek kitaip. Ne nuo pripratusio Artūro, bet nuo plikio Džimio ir... Sveikučiai, šiandien mes susirinkom su jumis Miunchene, didžiausiai pasaulyje alaus šventė, Oktoberfeste. Taip kad kaiskit kavutės, arbatytės, prasidarinėkit alučius, niekas jūsų šiandien neteis, nes mes esam alaus mekoje Miunchene. Važiuojam. O mes pradedam dieną nuo čempionų pusryčių. Ką, važiuojam vieną iš pirmų palapinių. Kažkur reikia prisėsti, nes vakare be šansų čia rasti vietą, reikia rezervuoti stalą. Kai gerai atrodo tas bokalas. Ir štai mūsų pusryčiai. Švyturio sriuba. Švyturio sriuba. Saliamis. Saltibarščiai. Kepta duona. Ir bulviniai blinai. Kai žmonės geria ketvirtadienį, 11 dienos normalučiai išvis. Baisu, kas darosi. Trumpai apie kainelės, tai alus vis laik kainuoja apie 15 eurų litras. Bet kad ne alkoholinis kainuotų irgi 15 eurų už vandenį mokėt. Atsiprašau. Reikia draugą turėti, Paulanerio neatsisakyti mylėti. Bet taip ir gyvenam. Ta prasme, kiek čia atrakcionų, pažiūrėkit, velnio ratas. Ta prasme, amerikietiški kinelį viskas, ko tik norit. Disneylandas su alušiu. Gerai, hebrytė nusprendė, reikia pavalgyti kažkokio maisto, tai tokiais tempais mes po litriuką, kai kalsim iki vakaro nesulauksim, nes išneša greitai būtų šitas. Bet kai viskas čia gražiai atrodo, ta prasme, kaip iš pasakas, iš suaugusių pasakas. Ta prasme, 2 sekundės tiesiog nuėjau į šoną ir pamečiau draugus iš karto. Kepuriuko ieškat? Nu ką, here we go again. Varam vėl pagert, pavalgyt, pasikraut energijos. Nauja palapinė, naujas dizainas. Štai jau biškai gražiau atrodo negu prieš tai. Pažiūrėkit. Opa. Šiaip vokiečiai kaip nemėgstu, kai jas filmuoja. Mums antras pasaulinis irgi nepatiko, tai atsiprašau. Jau jaunolis mūsų derina kažką. Kas gali būti geriau už žalą 12 dienos? Dėdė Indiana Jonesas. Vokiškas Tadas Blinda. Iš temų. Dabar pastebėjom, kad šitas jaunolis iš tos pačios parduotuvės grįžo. Ta prasme. Smile. Anksčiau buvo miško broliai, dabar marškinių broliai. Tai ir mūsų užkandukai. Dar tik 12 valandų jau neįmanomas įsišnekėti, ta prasme, nieko nesigirdė aplinkui, ta prasme, belenkoks triukšmas. Bet man dekoraciškas labai patinka. Oi lėlė, oi lėlė, oi lėlė, oi lėlė. Aš tai ir vakaro programą. 12 dienos programą. Ta prasme, dar tik 12 dienos. O mes jau biški. La 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 la. Gerai, paliekam palapinę, einam ieškoti judesio, nes paukščiai negali sėdėti vietoj, paukščiai privalo skraidyti. Čia mums įblaivis dabar. Gal čia 100 metrų aukštį paskraidyti, gal ant velnio rato. Mano širdies dalis. Oi, kaip aukštai, aš bijau. Ašgi sakiau, kad eisim prasilaivyti. Jeigu žinai, ko tu nori. Oi, 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 oi. Bliam, kad mikrofoną nenapūstų.
9 euriukai, esi blaivai. Koks čia grynas svoras. Aš sakau, sakyk. Taip, greit leidžiamės. 3 minutės. Ką mūsų nugariniai daro? 9 euriukai. Kur mūsų draugai? Jaunoji pora daro. O, alės normalės. Naujas žodis vokiečių kalboje. Alės normalės. Vėl pučia. Man šiaip keista, kad leido su kamerą praeit, nieks netikrino, nieko. Ta prasme, vapšė va. 80 metriukų virš žemės. 3 alaus kaip nebūta, išsiblaivė visiškai, man atrodo, 3 ne? litrai, ne 3 alaus. Nu, 3, šiandien kitai matuojam, po 3 litrus. Andriukai, alės normalės? Neikit šitok labai baisu, neikite, ne už jokius pinigus. Kur toliau einam? Einam rollercoaster. Judam toliau. Čia ką tik supomės. Ta prasme, čia toks didžiulis plotas. 5 sekundėm atsiskiriau nuo draugų, viskas pasimetėm, vėl reikia į Facebook'o chatus rašyti, kur kas randasi, ta prasme, čia miestas mieste randasi, tiesiog, nu ta prasme, kaip nervuoja, jau valandą, gal pragaišim tiesiog vieni kitų ieškodami. Rimtai pasimetam pastoviai. Visiems reikia su virvė susirakinus eiti pastoviai, nes, ta prasme, pasimesti čia labai greit, labai daug žmonių čia vaikšto. Truputį statistikos, šitą šventę per 2,5 savaitės aplanko apie 8 milijonų žmonių, įsivaizduojate, 8 milijonai žmonių, apie milijoną žmonių kasdien, tiesiog kasdien milijoną žmonių čia pramaršuoja. Kosmosas, tausme. Kas čia per grybas? Eik, tu sa, šiaip baisiai atrodo atrakcionas. Parašykit komentaras, pasirašytumėte ant šito. Čia dar įdomu tas, kad kol vienus nuimdinėja, kiti tai kabo viršui ir laukia savo eilės, kol jūs nuims. Ekstrema tikrai netrauksta. Patiko? Mes vis buvome pasilgę. Vyrai mato ginklą, vyrai ima ginklą į rankas. Kontrastraiko čempionas šaudo dabar. Dėmesio. Iš prigimties medžiotojo žmogaus tiesiog. Dar vienas pitstopas. Negalima sėdėti vienoj vietoj, kai išgėręs esi, reikia judėti. Ta prasme, pusę 4 vakarą norėjau pasakyti, bet taip išlaikyti iki 10 vakarų, nežinau, bet stengsime dėl jūsų. Šiandien bus išbandyti visi atrakcionai tada festo. Eisim dabar ant šitą vandenuką pasisuksim. Čia Tomas parodys. Čia yra iš tikrųjų mūsų vertybių skalė, kurią mes dovanojame vienas kitam širdingai. Nes Kolumbų kelionės tai yra aukų ir šeimos diena. Daugiau nieko nepridursi tiesiog. Viskas juda, mūsų personažai jau laukia. Važiuojam! 5 personas. Eik, tu sakai, kaip čia šlapia. Gerai, aš priekį, aš vairuoju. Eik, tu sakai, kaip čia šlapia. Galia manęs džokeris važiuoja. Ar gali būti geresnė šventė negu Oktoberfestas? Nu tiesiog. Nesušlapsim. Ką tu, bebrai? Ohoj, pane bebri. Oi, dar bus. Oi. Krenta jau. Mes krenta. Mes jau siganom, kad čia viskas, pasirodo, ar važiuosim čia. Oi. Biškiai aukštokai, sakyčiau. Nu ką, judam? Opa. Jūs matot visiškai ar ne? Eik, tu za, aš visų šlapęs. Einam jėgą matuotis. Ką mes čia prastesnius vokiečius ar ką?
Toj pas mus personažai irgi pamažuos jėga. Marčiau, marčiau. Užsirenk striukę, pasiruoš. O, cashbackas grįžta. O. Rekordininkas pas mus. Medkirtis Marčius. Iki pat galą. Mūsų krikštatvė eilė dabar. Nudarė, parodyk. Stabdyk arklius. Jau tave stauda bišį. Eina man Goreckas, sakė. O, eik, čia sakos baisus. Eina. Tas jausmas, kai išlaukėm, kada išlyš saulė, dabar išlindo ir dabar taip davė per galvą tas alkoholis. Nerealiai davė per galvą, net mes Kolumbo kelionės įsimylėjom per naują. Nu va, pirmą kartą šiandien iš palapinės, 4 vakarą. Ir jau nėra vietos, prašau. Tai kas vakare darysis? Baisu. Reikia rezervuoti stalą, jeigu norit vakare pabaliavoti, nes kitaip neprisėsit tiesiog prie stalo. Arba bandysit laimę ir prisidraugausit prie kitų. Trumpas sustojimas pasistiprinti. Dešrelė, bandelė, 7 euriukai. Bet tokios kainos. Šiaip skanu, kai labai alkanas, labai skanu išreikti. Nieko ypatinga, bet garstyčios daro savo. Pradžią liūdėjom, kad blogas oras buvo lietus, bet pasirodė, buvo iš tikrųjų geras oras, dabar iš saulė išlino. Taip, išnešė mus visus, tapsime, visi dabar nuėjom prie gūžų tiesiog. Va, vienas iš mūsų personažų jau guli, palaidotas. Rest in peace. Šiaip aš ir pats dabar prigulčiau taip pat, nes kerta per kojas, per viską, jau noris tikrai palisėti, nes jau neištemsim iki vakaro tokiais tempais mes. Pabandžiau į šitą palapinę nueiti, tai net neužėjau į vidų, nes tiesiog negalėjau prasibraukti prie žmonių minę, tarpsime tūkstančiai žmonių, tūkstančiai, visiškas prusdalynas. Ką, valandėlę pakimarinam, pailsėjom, galim toliau judėti. Va tai vaizdelis atrodo ir visą šventę, jau 5:30 vakarą, tik dabar pradeda žmonės rinktis iš tikrųjų. Jeigu prieš tai atrodo daug žmonių, tai dabar tikrai labai daug žmonių. Pasėdėjom ant laiptų, biškį sušalom, net išbalau biškį. Va taip atrodo rojų žemėje. Tie, kurie myli alų, privalo čia atvykti bent kartą gyvenime. Nerealių šventė. Pažiūrėk, kiek laimingų žmonių kava. Vienas iš atrakcionų dar neišbandytų. Bet manau, šiandien jau pakankamai išbandėm, prasiblaivėm, pajudėjom normaliai. Paliksim kitam kartą. Finalinis bosas mūsų šiandien. O šitas atrakcionas. Atrodo baisiai. Oi, tu nafig. Na. Nu nafig. Kaip naujai gimė tiesiog. Ilgiausia 3 sekundės gyvenime. Kiek ilgai išlaikiau, kaip... Aš tai matavau. 3 sekundės lygiai. Ta prasme, visas Miunchenas matėsi iš viršus. Visas Miunchenas. Nežinau, koks aukštis buvo, bet pakankamai. Visas gyvenimas per 3 sekundės prabėgo tiesiog. Laivas ne už ką nebūčiau lipęs, tikrai nelipčiau, bet buvo verta. 9 euriukai, visam gyvenimą prisiminsim. Opa. Prisiminimas visam gyvenimui. Nu ką, biškį pasistiprinam, einam toliau. Mūsų kolegos vis nepasidomės atrakcionais, oro veikėjai pasirašė.
Viskas, dabar tikrai su atrakcionais ryšam. Užteko, jau normaliai pabuvom. Nuotikių gauta, įspūdžių gauta. Varam pasėdėti. Oi, negaliu, aš mykė melagėlis. Nesivagi mūsų atrakcionai. Mes šiandien turėjom pradėti dieną nuo šito dalyko. Varom, važinėkim. Ta prasme, nuodėmė būtų nenueiti čia. Mūsų bankomatas, kai visą laiką už viską apmoka. Tarptautinis valiutos fondas, mes jį vadinam. Policija, visiems sustoti dešinėj kelio pusėj. Pedro, 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 Pirmieji 40 metų vaikystės yra patys sudėtingiausi. Žinojai šitą faktą? Apvažiuojam. Taip, biški dešiniau, biški kairiau. Ne, nu nesąvim, per daug žmonių. Mes netabam visi čia tiesiog. Kas čia per vaikai važinėja? A? Dar yra? Bankomatai daug žetonų. Padalyk visiems. O? Kelionė tęsiasi. Prašom, ant kūro. Palauk. Ant saliarkos imkit. 1, 2, 3, go! Ui! Jeigu gali moteris su viena ranka vairuoti ir dažytis, kodėl aš negaliu? Kur lygios teisės? Šventė yra tiesiog nereali. Nėra tiesiog, kad aparai ir geri. Čia tiesiog atrakcionų, veiklų, belenkė. Nuo vieno atrakcionų prie kito gali vaikščioti visą dieną. Belenkokė dydžio plotas, pažiūrėkit. Mes jau galvom, kad visi atrakcionus praėjom, bet pasirodo ne. Aš eilinę kartą jūs apgavau, mes einam vėl kažkur tai kažkaip. Kas čia tarbairiai tokia? Ar vienas pro skanerį eina? Žiūrėk, ateik čia, čia. Aš nesupratau, čia tikrai siaubo kambarys, kur mes atėjom? Kas čia vyksta? Ai, čia stiklas, nesuprasi, kur... Palauk, eik iš čia. Ai, čia reikia surasti išėjimą. Ne. Ten. Čia visur stiklai ir negalim... Čia visur yra stiklas ir nesuprantam, kur išeisi. Radom išėjimą. Ei, vardas. Užstrigo, Tašė. Tašė užstrigo. Visur yra stiklai ir nesupranti, kur išėjimas. Nesupranti, kur atsitrenks į stiklą. Ar čia stiklas, ar kur. Kas čia vyksta, aš nesuprantu. Jo! Eina. Bėgimo takelis. Ta prasme, kur mes čia atėjom? Lipam aukščiau. Ai, sakau, nueini vieną atrakcioną, paprasti blaivai iš karto. Ir dabar čiuošim. O taip atrodo naktinis mūsų atrakcionų parkas. Nieko nesimato turbūt, aišku. Dėdės užstrigo. Užstrigo vienas. Išlybė dich. Ką? Pailsėjom, papramogavom, ieškom naujų nuotykių. Ta prasme, kokie dydžio šitas parkas? Mes visą dieną čia vaikštom, neapeinam niekaip. Niekada Niekaip neapeisim, niekada šitą parką neapeisim. Man atrodo, mes buvom dienos metu šitam atrakcione. Jeigu čia amerikietiški kalneliai, mes čia buvom. Nors ne, gal ir nebuvom. Čia įdomus, bet toks vaikam labiau. O mano kolegas apėmė azartas, reikia pamušinėti kamuoliuką. Martynai! Tėvai nupirko tų laužai, nu. Kai visą laiką vietų, aišku, nėra, viskas užimta maksimaliai. Tai dabar valgom gatvės maistą. Šiaip atrodo nelabai, atrodo kaip liukoptyviniai, ne?
kaip plastikiniai kokie būtų. Bet pasirodo, čia yra valgomi. Kai valgo silkės. Svagūno žiedas tai normalus toks. Viskas, paskutinis atrakcionas šiandien prižadu. Aš negaliu, bijau vėl. Mums labai baisu. Jeigu čia baisu, bus, o dabar bus. Opa. Čia dabar žvengiat, dabar bus. O jau čia dabar buvo drakonas. O jau kaip baisu, negaliu. Pakeiskit pantą. Oi, tu man bloga daros, ne? Supės galva kažkaip tai. Palauk, čia šok. Ai, tu savo haliucinacijas. Jo. Labą dieną. O, dabar šok. Labą dieną, sveiki. Ir dabar, žiūrėk. Jo, dabar buvo. O štai vėluoja. Sveiki. Kolega ką tik sakė, geriau silkę sumuštinį dar vieną dasipirktumėm. 9 eurai tiesiog išmesti buvo. Nu ką, dauguma atrakcionų buvo aplankyta. Mes varome į after party, o su jumis sutiksim rytoj. Sveikučiai. Nu ką, vakar biškį buvau užjudėta. Gaila, kumai baisiai įsikrovė, nespėjau nufilmuoti įdomiausiai vietai pačioj palapinį, bet žmonių tūkstančiai skruzdėlynas tiesiog nepraeit buvo, bet tiek su telefonu filmavau, tiek nufilmavau, bet atmosfera nereali. Visiems rekomenduoju apsilankyti Oktoberfestą. Nemokama. Parkas nerealaus dydžio, nes per visą dieną taip ir neapėjom visų atrakcionų, bet žodžiu Disneylandas ir su skaniu alum. Tai, nu ką, dar turim pusdienį iki skrydžio. Reikia kažką, gal sakau, Miunchene aplankyti kažką, tai gal ne? Gal kokį BMW muziejų nueiti? Wow, jūs tai pažiūrėkite į šitą grožį. Į mane ir į BMW. Įdomi trečia fara atrodo. Kaip šunį penktą koją, ne? Papasakok daugiau apie šitą variklį. Šiaip 6 litrų, 2.1 kurtas, Twin Turbo, guma. Labai įdomu. O čia jau lėktuvų varikliukai tokie, va. Kažkaip tylu kaip bažnyčiai čia, ne? Visi pašventės vakar, man atrodo. Čia kas? Sveiki, ar jau išsirinkot modeliuką? Kom galėčiau padėti? Realiai, ta prasme, katinas visai nieko, kaip jūsų nuomonė. Normaliai. Ar geriau ta slyva? Slyvukas? Turbūt. Jeigu tokį M-kinį duotų, kaip būtų 5.2, kiek tas vairimas, ta prasme, nauja. Nu, muziejus kaip muziejus, pažiūrėt galime, bet norėtųsi ir įsėsti, pačiupinėti. Ateities modelis, bet nežinau kaip jums, man tai tragiškai atrodo. Kažkaip labai toli nukrypo nuo savo temos BMW. Kaip jums? Kaip visur lies negalima, tik pasižiūrėti. Sakė, lies negalima. Aš tai, žinai, Blogas Arturiukas. Čia galima įsėsti, ar ne? ne. Bet šiaip, Odelė. O. Kas čia per gražuolis pas mus? Čia pimpačkiukais tokia važinėja. Atleis sankabą, Martynai, nu. Nesuprantam, kaip šitas veikia. Technologija. Su tokiai klubo. Martynai, mielai važiuočiau. kurią imtumėt šitą? Ar šito gražuolį? Man visiems labai spalva patinka. Man irgi. Nerealiai atrodo, ne? Jis padžią nepaliko. Buvo įdomu pažiūrėti, bet nieko čiupinėti negalima, lipti niekur negalima. Ta prasme, atėjai, pamatėjai, išėjai.
Jeigu didžiulis BMW fanas esat, gal ir patiks, bet šiaip tai nieko įspūdingo. Jeigu labai dega, gali dar šiemet spėti. Iki spalio 5 vyks Oktoberfestas. Įšovėm kebabiukų ir judam link oro uosto. Jeigu patiko šis video, nepagailėkit like ir susitiksime tada, kada susitiksime. Yes. Oh yeah. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na.